Kas iš tiesų yra holistinė sveikata? Straipsnį atsako nutriciologė Lina Pakalniškienė. Tai ryšys tarp kūno fiziologijos, nervų ir hormonų sistemos, minčių ir emocijų, energetinės būsenos, gyvenimo ritmo ir kasdienių pasirinkimų. Šiandien žodis holistinis vartojamas dažnai, tačiau jo esmė paprasta – žmogus nėra atskirų dalių rinkinys. Kaip nutriciologė, holistinės sveikatos mentorė ir biorezonanso diagnostikos specialistė, į žmogų žvelgiu kaip į vientisą visumą. Biorezonanso diagnostika leidžia pamatyti ne tik fizinius disbalansus, bet ir emocinės bei energetinės priežastis, kurios dažnai lieka nepastebėtos. Tačiau net ir pažangiausios technologijos veikia tik tuomet, kai žmogus pats tampa aktyviu savo sveikatos kūrėju. Sąmoningumas yra pirmasis žingsnis. Dauguma negalavimų neatsiranda staiga. Jie kaupėsi palaipsniui per nuolatinį skubėjimą, įtampą, emocijų slopinimą ir nuovargį. Kūnas visada reaguoja į tai, ką galvojame, ką jaučiame ir kaip gyvename. Ilgalaikis stresas gali pasireikšti virškinimo, hormonų, imuninės ar nervų sistemos sutrikimais. Todėl vienas svarbiausių holistinės sveikatos principų yra mokytis stebėti save. Kaip jaučiuosi po tam tikro maisto, kaip kūnas reaguoja į stresą, ko man šiuo metu trūksta, poilsio, judesio ar tylos. Holistinis požiūris reiškia, kad kūnas, protas ir siela veikia kartu. Nei viena sistema neegzistuoja atskirai. Fiziniai simptomai dažnai yra gilesnių vidinių procesų pasekmė. Savęs pažinimas tai ne teorija, o kasdienė praktika. Pažvelkime, kokie paprasti, bet svarbus veiksniai įtakoja mūsų būseną. Holistinėme požiūrėje maistas nėra vien energijos šaltinis. Tai informacija veikianti kūną, emocijas ir nervų sistemą. Šiandien svarbu ne tik, ką valgome, bet ir iš kur tas maistas atkeliavo, kaip jis užaugintas, ar yra pilnavertis, kiek jame gyvybės. Kartais mažiau yra daugiau. Geriau paprastas, bet kokybiškas produktas iš patikimų šaltinių, nei gausus, bet stipriai apdorotas maistas. Dažnai sveikesni pasirinkimai slypi turgeliuose, pas ūkininkus ar specializuotose sveikesnio maisto parduotuvėse. Virškinimas prasideda galvoje, ramus protas yra geresnis įsisavinimas. Greitas gyvenimo tempas dažnai veda prie chaotiško valgymo ir nuolatinio užkandžiavimo. Tačiau net ir aktyviame pasaulyje galima rinkti sąmoningumą. Tai yra planuoti mitybą savaitei, pasiruošti užkandžius iš anksto, į darbą neštis namuose pagamintą maistą ir nepamiršti vandens. Tai nėra kontrolė, tai dėmesingumas savo. Iš anksto ir su meile paruoštas maistas mažina impulsyvius sprendimus, stabilizuoja energiją ir ramina nervų sistemą, maitina ne tik kūną, bet ir vidinį saugumo jausmą. Kasdienybėje verta taikyti paprastus principus. Valgyti be išorinių dirgiklių, tokių kaip telefonas ar televizorius. Prieš valgį trumpai padėkoti už maistą. Lėtai ir sąmoningai kramtyti, turėti intenciją. Leidžiu savo ląstelėms įsisavinti tai, kas naudinga. Sveikata nėra tai, ką reikia pasiekti ateityje. Ji kuriama kasdien, mažais pasirinkimais, sustojimais ir ryšių su savimi. Kvėpavimas, vanduo ir judėjimas. Paviršutiniškas kvėpavimas ir nuolatinė įtampa mažina energiją bei silpnina organizmą. Net kelios sąmoningos pertraukos per dieną, gilus kvėpavimas, vandens gurkšniai ar trumpas pasivaikščiojimas gali ženkliai pagerinti sveikatą. Judėjimas neturi būti pareiga. Tai gali būti ėjimas, ryšys su gamta ir jos stichijomis, joga ar šokis. Tai yra bet koks judesys, kuris grąžina kūnui gyvumą. Poilsis nėra prabanga, tai būtina sveikatos sąlyga. Holistinis požiūris primena, poilsis nėra apdovanojimas už darbą. Tai būtina sąlyga, kad organizmas galėtų atsinaujinti ir neperdegtų.
Ypač svarbi vakarinė sustojimo praktika po dienos veiklų. Tai yra kelios minutės tylos ir sąmoningo kvėpavimo. Šiuo metu naudinga mintyse uždaryti dieną, surinkti savo energiją ir paleisti tai, kas ne mūsų. Tai yra kitų žmonių emocijas, įtampas ir rūpesčius. Paprasčiausia vidinė frazė gali būti: pasiimu tai, kas mano, paleidžiu tai, kas ne mano. Toks sustojimas padeda neparsinešti dienos įtampos į namus ir nemažiau svarbus ir vakaro ritmas. Bent valandą ar 2 prieš miegą atsitraukti nuo ekranų ir informacijos srauto, leidžiant kūnui natūraliai pasiruošti poilsiui. Sveikata tai kasdienis pasirinkimas. Holistinis sveikatinimas nėra greitas sprendimas ar trumpalaikė programa. Tai sąmoningas gyvenimo būdas, paremtas pagarba savo kūnui ir vidiniams poreikiams. Straipsnį parengė Lina Pakalniškienė, publikuojamas leidinyje Sąmoningo žmogaus pasaulis.